Kaip nuraminti nerimą, kaip mažiau stresuoti, niekaip neišeina, širdis daužosi. Atsakysiu per dvi galimas perspektyvas. Tai pirma perspektyva, jums reikia tiesiog paprasčiausiai išmokti sąmoningai, kokybiškai atsipalaiduoti. Tai atsipalaiduoti taip, kad išmoktumėte nuraminti savo mintis. Nes stresą didelė tikimybė, kad jums kelia jūsų nevaldomos mintis. Kai prasideda kažkokie tais iliuziniai scenarijai, kas gali nutikti rytoj, arba aplamai, kad kažkas blogo gali nutikti, arba apie tai, kas jau nutiko, arba tiesiog dėl to, kas gali nutikti. Tai tokie iliuziniai scenarijai, kur jūsų mintis nuolatos suka kažkokius tai scenarijus, keldami jums nerimą, baimę ir stresą, kurie nebūtinai yra kaip nors susijęs su tiesa arba su to, kas jūsų laukia. Tai yra tiesiog jūsų nevaldomų minčių rezultatas. Yra įvairių būdų, kaip išmokti atsipalaiduoti, nuraminti savo protą ir mintis. Tie būdai, kuriuos rekomenduoju aš, tai kviečiu ateikit į vedamas mano kassavaitinės meditacijas. Jūs tikrai išmoksite per keletą kartų vis geriau ir geriau sąmoningai nusiraminti, kai galėsite tai daryti tiesiog pati, kai jums to prireiks. Išmoksite naudotis kaip instrumentu. Tai kviečiu, parašykite, pridėsiu į grupę, pirmas kartas bus nemokamai. Antra perspektyva yra tai, kad jums tą nerimą arba stresą gali kelti kažkokios tai ribojančios programos arba įsitikinimai glūdintys jūsų pasąmonėje. Šie įsitikinimai, šios programos susiformuoja dažnai mums vaikystėje dėl kokių nors įvykusių įvykių, kai mes to net nepastebim ir nežinome. O programos jos mus riboja. Šiuo atveju, pavyzdžiui, gali kelti stresą ir nerimą. O programa gali būti bet kokia. Pavyzdžiui, įvyko kažkokia tai situacija vaikystėje, jūs pradėjote nepasitikėti savim, nepasitikėti gyvenimu ir tokiu būdu užsikūrė programa, kad jūs turite nerimauti, bijoti, nes kažkur pasąmonėje glūdi nesuvokta situacija, kuri sukėlė jums nepasitikėjimą savimi arba nepasitikėjimą gyvenimu. Tai tiesiog, ką siūlau šitoje vietoje, taip pat reikia rasti šaknį tos problemos, iš kur jinai atėjo, iš kur kyla tas nerimas, stresas, tą suvokti, paleisti ir tas nerimas atsitrauks. Tai, tai būtų tokia rekomendacija, jeigu norite, kreipkitės privačiai, padarysime konsultaciją ir tą nerimą padarysime, kad susivoktumėt ir paleistumėte. Tai linkiu kuo didžiausios sėkmės, tikiuosi patarimais pasinaudosite ir iki greito.